Šiandieną ir kalbėsim apie lyderystę, kaip ją suvokiame mokykloje, kalbėsim apie lyderystę teisės moksle, versle, karo moksle, politiniuose santykiuose. Ir mūsų konferenciją pradėsime nuo to, tai kasgi yra tas lyderis mokykloje, kas yra lyderis mokytojas. Pranešimą mums paskaitys gerbiamas Povilas Petrauskas, kuris yra Baltijos koučingo centro vadovas, verslumo ir lyderystės bei motyvacijos mokytojas. Ačiū labai už pristatymą, sveiki gyvi. Aš vis galvoju, kas labiau jaudinasi, ar tas, kuris priešais jūs, ar jūs žiūrėdami į tą tribūną. Tai ar yra kas nors, kad iš jūsų jaudintųsi dabar? Yra. Ok, man tada lengviau iš karto. Žinot, kai miela Agnė pasakė temą šios konferencijos ir šito pranešimo, aš tada bandžiau sugaudyti, kaip į 20 minučių sutilpti su programa, kuri turbūt turėtų būti dėstoma minimum pusę metų. Ir kurios tos, mano nuomonė, geriausios ir pagrindinės žinutės turėtų pasiekti jūs. Kiek man dabar jau yra aišku, tai čia yra ir mokiniai, taip, ar ne, ir mokiniai yra studentų, jeigu neklystu, yra, gerai. Yra mokytojų garantija ir taip pat yra mokyklų vadovų, ar ne? Tam tikro lygmens tikrai yra. Tai aš tikiuosi, kad bent kažką iš tų 4 grupių pasieks žinutės, kurios yra skaidrė, arba žinutės, kurias aš ištarsiu čia prieš jūs. Jeigu jūsų nepasieks, tai aš esu tikras, kad pasieks mane dar kartą. Tai aš taip pasielgsiu galbūt savanaudiškai. Šitaip atrodo turėtų veikti. Taip, apie tą esminį klausimą. Gal kažkas esate matę, bet aš pastaruosius keletą metų labai susidomėjau tokiu auksiniu apskritimu. Ir čia, kaip matot, yra, jeigu gerai jūs įžiūrit, nes aš matot kaip toleregis, dar vis nesusitvarkiau tų visų reikalų, tai aš žinau iš atminties, kad čia yra what, čia yra how, o čia yra, bent jau turėtų būti why. Teisingai yra, taip? Tai kalbant apie lyderius mokykloje, pradedant mokiniais, baigiant mokyklų vadovais. Regis visi žinome, ką mes darom. Labai gerai, kai žinome, kaip mes tai darom. Na ir tada pagrindinis klausimas yra, kodėl arba dėl ko mes tai darome. Aš neimsiu dabar klausinėti jūsų, bet pastarąjį mėnesį, kada teko susitikinėti su universitete, su magistrantais, ir jiem būtent buvo apie ugdančiąją lyderystę paskaitos, tiesa, jiem egzaminas bus tik pirmadienį, nežinau, kaip jie bus pasirengę, tikiuosi visi išlaikys minimum 10. Bet mes nagrinėjom ganėtinai nemažai būtent tą klausimą, kodėl. Ir tai yra esminis dalykas, dėl ko vyksta kažkoksai tai pokytis. Dėl ko vyksta pokytis ten, kur mes vadinam tai gyvenimo mokykla, ten, kur vadinam tiesiog gyvenimu. Ir čia yra skirtumas kelių tipų. Yra žmonės, kurie užsibrėžia savo didelius tikslus. Yra žmonės, kurie užsibrėžia tokius nedidelius ir yra žmonės, tie, kurie sako, tie tai nieko nepasieks. Jeigu jūs kartais mokykloje sutinkate tokių žmonių, atkreipite dėmesį, kad jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai jūs nutemti į tam tikrą jų lygį, kad jūs negalėtumėte augti. Aš aišku to nelinkiu dėl vienos paprastos priežasties, nes labai dažnai mes žiūrime būtent pagal tokią strėlytę. Nuo ką darome, į kaip darome ir kodėl tai darome. Bet naujoji paradigma sako visai kitus dalykus. Jeigu mes pamirštume, ką mes darome ir kaip mes darome, mes liktume su vienu pagrindiniu klausimu, tai yra su kodėl, ir nuo jo pradėtume eiti gilin.
Kodėl nėra tik tai tas, kad aš neturiu kito pasirinkimo, dėl to dėstau mokykloje. Aš neturiu kito pasirinkimo, dėl to esu tiesiog užimantis tam tikras pareigas. Kodėl šitoje situacijoje yra daug svarbesnis ir daug reikšmingesnis. Nežiūrint tik tai šiandien dienai, bet žiūrint šiandien, čia ir dabar, ką aš darau dėl ateities. Aš dar pratęsiu kitose skaidrėse kalbą apie tai, kad koks yra santykis mokytojo ir mokinio. Bet jeigu mes prisimtume kiekvienas aiškę atsakomybę už tai, ką mes darome, mūsų kiekvienas žingsnis, kasdienos veiksmas ir galimas rezultatas, aš tikiu, kad būtų visai kitoks. Aš nežinau, koks būtų jūsų atsakymas į klausimą, kodėl, bet čia turiu kelis iš jų. Kodėl esu ten, kur esu, pradedant nuo mokyklos, kodėl mokausi, kodėl mokau, kodėl vadovauju mokytojų kolektyvui, kodėl nusprendžiau daryti tai, ką darau, tiesiog gal persikreipė skaidrė šiek tiek. Ir kodėl darau tai, ką darau. Jeigu mes kiekvienas skirtume laiko ir prie savo rytinės arbatos ar kavos puodelio atsakytume į šios klausimus savo į minčių dienoraštį, aš tikiuosi, kad po kažkelinto atsakymo, kad kiekvieną dieną arba kelias dienas iš eilės mes atsakinėtume į tos pačius klausimus, mes kartais rastume skirtingus atsakymus. Skirtingus atsakymus, kurie galėtų mus motyvuoti arba kurie galėtų mus įkvėpti daryti tai, ką mes darome. Tada, kada aš prisimenu savo dienas mokykloje, aš galvoju, kad buvo keletas mokytojų, gaila tikrai nebuvo visi mokytojai, kurie žinojo tą atsakymą į klausimą, kodėl. Man buvo garbė būti šalia tų mokytojų, kurie žinojo, ką daro ir žinojo gerai, kaip tai padaryti, bet dėja nežinojo, kodėl tai daro. Labai gaila, bet tiek mano klasiokai net ir dabar neatsimena tų mokytojų, bet jie visą laiką atsimena tos mokytojus, kurie žinojo, kodėl tai daro. Aš savo pasakojimą pačiam gale pabaigsiu vieną istoriją, kuri tikiuosi mokytojams atsakys į klausimą, kodėl, mokiniam atsakys į klausimą, kodėl vis dėlto verta eiti į mokyklą ir mokyklų vadovom tikiuosi atsakys į klausimą, kuo jie gali prisidėti, kad kiekvienas mokytojas galėtų būti labiau geresnis lyderis, negu jisai yra. Dėl vienos paprastos priežasties, nes kiekvieną dieną mes susidurime, ką ir gerbiamas viceministras sakė, susidurime su tais, kurie yra užgimę būti lyderiais. Aš labiau palaikiau tą idėją, kad mes gimėm būti lyderiais, bet galbūt mes tam tikrų savo gyvenimo momentų paėmėm ir nusisukom į kažkurią tai kitą dalį ir sakom dabar, ne, aš lyderiu būti negaliu. Man atrodo, šiek tiek yra kitaip. Kas yra tas lyderio paveikslas? Jeigu jūs įsivaizduotumėte dabar žmogų, su kuriuo jūs praleidote kažkokią tai gyvenimo dalį, kažkokį gyvenimo etapą. Gal tas žmogus yra ir dabar šalia jūsų. Gal tai buvo jūsų tėvai, vienas iš tėvų, gal kažkoks giminaitis, gal draugas, gal kažkoks herojus, gal tai buvo jūsų mokytojas. Jeigu jūs minutėlę leistumėte savo pagalvoti, kaip jūs jautėtės būdami šalia tokio žmogaus. Jeigu savo minutėlę leistumėt pagalvoti, ką tas žmogus darė, kad jūs būtent jautėtės taip. Čia yra keletas tokių smulkių dalykų, kurie galėtų būti vardinami kaip žmogaus savybės, kurios sukuria aiškų lyderio paveikslą mūsų akyse. Tai yra žmonės, kurie su mumis kartu turėjo labai tamprų ryšį, kurie sukūrė tokį santykį, kada mes galėjom pasitikėti vienas kitu, kada mes jautėme pagarbą, kai buvom vienas šalia kito. Tai yra žmonės, kurie visada mokėjo įsiklausyti į jūs. Tai yra žmonės, kurie mokėjo skirti laiko tam, kad išgirstų tai, ką sakote, tam, kad išgirstų iki pat širdies, sielos gelmių apie tai, kas yra jums svarbu. Ir maža to, kad jie mokėjo klausyti, jie mokėjo jūsų ir klausinėti, kad jums pataptų vis aiškiau ir aiškiau, kad jūsų įsisąmoninimas, suvokimas to, ką jūs darote, būtų jums patiems daug didesnis. Ir kas svarbiausia, tie žmonės mokėjo visą laiką padaryti paprastą dalyką, tai yra mokėjo perduoti atsakomybę jums patiems. Perduoti atsakomybę už visus jūsų veiksmus. Ir tada, kada kiekvienas mūsų, būdamas prie tam tikro lyderio, būdamas prie savo autoriteto, sugebėdavo prisimti atsakomybę už viską, kas atsitinka mūsų gyvenime, mes išmokdavom vieną paprastą dalyką. Mums nebelikdavo nieko kito kaltinti, nes už visą savo gyvenimą mes likom atsakingi patys savo. Ir kiek aš dabar kalbu savo profesijoje, mano profesija yra tokia,
Kai kam suprantama, kai kam nesuprantama. Vieni sako nelietuviškas žodis, aš kito žodžio dar nelabai žinau, kaip tą įvardinti. Pasakysiu tiesiog angliškai, ir ne. Profesija yra coach, bet nesusiję su sporto treneriu. Aš kada klausiu žmonių, nuo kada jie pradėjo daryti, tam tikrą prasme įspūdingus dalykus, kuriuo anksčiau nedarydavo, visi vienareikšmiškai atsakė tada, kada priėmė sprendimą būti atsakingi už savo gyvenimą. Būti atsakingi čia ir dabar, ir nuo čia ir dabar atsakingi nuo iki bet kada. Tai yra kompetencijos, tai yra gyvenimiškos kompetencijos, jos dar kartais vadinamos coachingo kompetencijomis, tai yra vienos iš 14 coachingų kompetencijų, kurios yra išmokstamos, jeigu jos buvo pamirštos. Bet aš kai prisimenu pirmąjį savo coacherį, tai buvo mano senelis amžinatilsį, jis buvo būtent tas žmogus, kuris mokėdavo išklausyti. Būtent tas žmogus, su kuriuo būdavo užmesgamas tam tikras ryšys. Jis mokėjo užmegzti tam tikrą ryšį, kurio apsuptyje aš jausdavausi visiškai saugus. Ir tada išmokinėdavau karts nuo karto vis prisimti daugiau atsakomybės. Būtent pagal savo senelį aš pradėjau lyginti tam tikrus mokytojų veiksmus, tam tikras mokytojų savybės. Ir būtent tada mes pradėjome užmesginėti glaudesnį ryšį su savo mokytojais, su kuriais iki šiandien dienos mes turime visai neblogus santykius. Kada aš grįžtu pas savo tėvus, mes kartais sustinkam su mokytojais, mes pasišnekam, bet mes pasišnekam kaip partneriai. Mes pasišnekam ne kaip tas, kuris turėdavo tik atsiskaitinėti, bet kaip tas, kuris galėdavo pasitarti. Ir mokytojas būdavo tas žmogus, kuris įkvėpdavo daryti kažką tai daugiau. Kuris tikėdavo tavimi ir žinodavo, kad tu gali padaryti geriausia, ką tu gali padaryti. Aš visą laiką norėdavau lygintis į tokius žmonės ir juos kartais vadindavau autoritetais, kartais vadindavau lyderiais. Nežinau, kaip jūs šiandien vadinate to žmonės, bet mes, kada šnekame šiandieną, aš kaip dėstytojo vaidmenyje šnekuosi su studentais, mes turime įvairių minčių. Bet jos visos susiveda į vieną paprastą dalyką. Tai yra į aplinką, kuri mus veikia. Į aplinką, kuri mus skatina kažką tai daryti arba kuri iš vis neskatina net daryti. Jeigu mes pasižiūrėtume trumpą tokį testą ir jeigu jūs jį pabandytumėt labai greitai, kad ir mintyse, jeigu spėsit, užsirašykit, viskas turėtų daug laiko neužimti. Bet jeigu jūs įsivardintumėte bent 5 žmonės vardais, su kuo jūs daugiausiai praleidžiate laiko savo gyvenime, tarkim per pastarąjį pusmetį, ir pasilygintumėte kelis dalykus, tai yra pagarbos jausmą, ryšius, taip kaip jie jūs vertina, galit pasilyginti pagal jų pasiekimus, nėra skirtumo, bet tarkim, pliusiukas reikštų, kad tas žmogus turi didesnius pasiekimus negu jūs, minusiukas reikštų, kad tas žmogus turi mažesnius pasiekimus negu jūs. Galite įsivardinti bet ką, laimės faktorių, pinigų kiekį, draugų skaičių ir taip toliau ir taip toliau. Pasimkime draugų skaičių, gerai? Ir jeigu jūsų sąraše tarp tų 5 žmonių bus žmonės, kurie turi mažiau draugų negu jūs, aš labai siūlyčiau sunerimti jums patiems. Nesididžiuoti dėl to, kad jūs turite daugiau žmonių, daugiau draugų jūsų rate, bet ieškoti tų žmonių, kurie turi daugiau ryšių, tų žmonių, kurie turi didesnę, platesnę aplinką. Vien dėl to paprasto dalyko, kad ilgainiui, praktiškai nuo pusės metų iki metų laiko, jūs tampate vidurkiu to, su kuo bendraujate. Mokiniai tie, kurie galvojate, kad būti kietu yra gerai, nes turite pavyzdį iš tų, kurie karts nuo karto nueina už kampo ir patraukia cigaretę, po pusės metų, po metų jūs darysite tą patį ir nebūsite autoritetas tarp kitų savo draugų. Mokytojai, kurie turite tarp savo draugų, tarp savo bendraminčių, tuos, kurie turi labai mažai ryšių, po pusės metų, po metų laiko, jūs pastebėsite, kad jūs labai dažnai būnate vienas. Lygiai taip pat ir vadovai. Tie, kurie turite savo rate žmonės, kurie yra daug aukštesni už jūs, žmonės tie, kurie gali būti jūsų pavyzdžių, jūs neturite kitos išeities, kaip per pusę metų, per metus laiko pakilti dar truputėlį aukščiau. Mes tampame vidurkiu to, su kuo dažniausiai būname. Kas yra ta lyderystė
Ir kaip jinai būtų apibrėžiama po keleto metų tokių panagrinėjimų, pasiskaitinėjimų, pavažinėjimų po įvairias konferencijas, pasikalbėjimų su žmonėmis ir paėmimo pavyzdžių man autoritetingų žmonių, aš išskiriu keletą dalykų. Kad visų pirma, lyderis turi sekti pavyzdžių. Pas lyderį turi būti žmonės iš tų 5 žmonių sąrašo visi su pliusiukais. Bent jau 4. Kad mes turėtume kuo sekti. Lyderis visą laiką yra tas, kuris pirmas sekė pavyzdžių, sekė savo autoritetų. Antra dalis yra tai, kad būti pavyzdžių kažkam kitam. Jeigu mes imtume kažkokią tai gradaciją, vadovas turi būti pavyzdžių savo pavaldiniams, savo kolegoms. Kolegos tarpusavėje turi būti pavyzdžių vienas kitam. Mokiniai, nesvarbu kokio amžiaus, turėtų siekti būti pavyzdžių vienas kitam. Aš dar vis miniu žodį turėtų. Bet jeigu mes jį pakeistume į žodį galėtų, reikštų, kad mes vis daugiau pasiimam atsakomybės į savo rankas. Kiekvieną kartą atsikeldami mes galim būti geresniu, negu buvome vakarą. Kiekvieną kartą eidami gulti mes galim pagalvoti, ar šiandien mes galėjome būti geresni ir ar galėsime būti geresni rytoj, negu buvome šiandieną. Visą dieną. Bet kurio paros metu pasistengti pasižiūrėti ne kiekvieną kartą įtemptų grafikų, bet tiesiog rasti laiko, rasti minutėlę, būti čia ir dabar ir pažiūrėti, kokiu geresniu dar mes galime būti. Dėl ko sakau klausimą, kokiu geresniu mes dar galime būti, tai turbūt atspindės kitas dalykas. Dėl to, kad čia ir yra pabraukta, kiek mes galime įkvėpti kitą būti tuo, ko jisai nori būti. Kiek mokytojas gali įkvėpti mokinį siekti geresnių rezultatų. Ne geresnių rezultatų tų, kurių nori mokytojas, bet geresnių rezultatų tų, kurių užsibrėžė norėti mokinys. Kiek vadovas gali įkvėpti savo kolektyvą siekti dar geresnių rezultatų. Ne tų, kuriuos jam primeta jo vadovybė, bet tų, kuriuos jie kartu kaip komanda, kaip kolektyvas užsibrėžė pasiekti šiais mokslo metais, per artimiausius 3 mokslo metus. Kiek aš kaip mokinys galiu įkvėpti keistis į gerąją pusę savo draugus. Čia yra kelios nuotraukos. Jos visos yra apie lyderystę. Dienos ir pavadinimas sako leadership. Ir leadership niekada nebūna vieno žmogaus. Lyderystė niekada nebūna, kada tu vienas esi labai galingas. Lyderystė niekada nebūna, kai tu neturi su kuo pasidalinti atsakomybę ir tuo pačiu pasidalinti galimais gerais rezultatais. Tam mes turime turėti daug įvairių sprendimų. Sprendimų, kurie kartais gali būti nepatogus, taip kaip tam katinėliui gerti vandenį, bet kartais mes taip darome. Kartais mes darome dalykus, kuriuos įpratę daryti, visai pamiršdami, kad visiškai netoli, visiškai už artimiausio kampo gali būti visai kitoks sprendimas, visai kitoks būdas, kaip pasiekti norimą rezultatą. Kas yra tas lyderis? Čia dabar jisai kabutėse, bet visiškai einant į pabaigą, ar jūs kada nors matėte užrašą ant durų lyderis? Nematėt? Matėt direktorius, ar ne? Matėt prezidentas, matėt vadovas, matėt generalinis direktorius, bet lyderis nesirašo. Nežinau, kaip nuskambės kitas, bet gali būti užrašas, žinot ant ko? Ant antkapio. Ir gal tai atrodo šiek tiek bauginančiai, bet gal tai gali būti dalykas, kurio mes galime siekti. Nenorėdami greičiau tenai atsidurt, bet norėdami, kad po viso to, po visos kelionės kažkas paimtų ir užrašytų. Tai buvo lyderis, kurio buvo verta siekti, kurio buvo verta sekti. Tai buvo lyderis, kuris mokėjo įkvėpti. Tai buvo lyderis, kuris mylėjo kitus. Įkvėpti kitą tam, kad jis įkvėptų tave. Tai yra kiekvieno mūsų pareiga kažką tai daryti daugiau, negu mes galim pareikalauti šiandien iš savęs, nes rytoj mes būsime visiškai kiti žmonės. Rytoj mes susitiksime su žmonėmis, kurie galbūt kažko tai norės daugiau, negu norėjo vakar. Kiek mes galėsime įkvėpti juos, tiek mes būsime lyderiais. Lyderis vienas dalykas, niekada ant savęs, ant savo durų neužsirašys, kad jis yra lyderis, bet jis giliai viduje žinos, kad būtent toks jis yra. Ir lauks vienintelio paprasto dalyko.
tam, kad kiti galėtų įkvėpti jį, nes jisai jiem padeda. Lyderis visą laiką bus tas, kuris padėjo daugiau kitiems žmonėms pasiekti jų svajonės. Ir kalbant apie meilę, buvo vienas tyrimas. 50 vaikų iš nekokios reputacijos rajonų, iš nekokios reputacijos šeimų mokėsi mokykloje ir jie buvo sugrūsti, pavadinkim taip, į vieną klasę, kur pagal tam tikrus tyrimo duomenis 95% iš jų baigę mokyklą nelabai turėjo ir ateities. Tai rodė tyrimas. Praėjus 10-15 metų žurnalistas vienas norėjo patikrinti, kaip tai vis dėlto yra. Ir jisai rado beveik visus 50 mokinių, kurie sulaužė tą tradiciją, tai yra sulaužė tą statistiką, kad jie labai bus nekokie gyvenime. Ir jie nurodė vieną konkretų žmogų, jie nurodė savo mokytoją. Tas žurnalistas nuėjo, susirado mokykloje tą mokytoją, jinai toliau dirbo savo darbą. Kai jie susitiko, jinai maloniai pakvietė atsisėsti pasikalbėti ir žurnalistas papasakojo, apie kokį tyrimą yra kalba. Jos veidą užlėjo šypseną, nes jinai prisiminė būtent tą istoriją ir jinai iš kažkur buvo girdėjusi, kad toks tyrimas ir buvo daromas. Vaikai tyriami, ar jie bus sėkmingi gyvenime ir visiems buvo nustatyta, kad 95% iš jų nepakils nuo to dugno, kuriame yra. Mokytojas šypsojosi iki to momento, kol sulaukė klausimo žurnalisto. Ką jūs darėte tokio, kad tie vaikai pasiekė tokius stulbinamus rezultatus? Mokytoja nusišypsojo dar kartą ir pasakė, nieko, aš tiesiog juos mylėjau. Ačiū. Dėkojame už užvedančią kalbą, kuri skatina mus visus susimastyti, ar esame tais tikraisiais lyderiais, kuriais norėtų sekti